Gerai, tai šiaip apie beveik viską pasakiau, apie pagrindinius dalykus, kurias jums šiandien bus reikalingi, bet nepasakiau apie nustatymus, apie sekas, bet apie seką, apie sequence apie truputį vėliau. Dabar apie parametrus. Tai vat, pavyzdžiui, žiūrėkit, aš dabar filmuoju savo pamoką. Aš tą pamoką parsisiunčiu ir aš įkeliu savo į premjerą tam, kad aš pakoreguočiau. Dabar ką aš matau? Aš matau, kad man netelpa pavadinimas, aš matau, kad kažkas tai atsitiko ir aš turiu, Kevinai, kažkur tai problemą jo. Tai dabar ką aš turiu padaryti? Pirmas dalykas, ko nepasakiau, tai kad jūs galite peržiūrėti sekvenciją, tai yra jūsų parametrai video. Sequence settingsai ir čia mes matom nustatymus. Jo, čia yra presetai, būtent arba čia YouTube'ui, arba čia, vienu presetai, bet čia tegu būna custom visada. Čia yra timeline'ai, tai yra tambais, tai yra kadrai per sekundę. Tai irgi, kas yra kadrai per sekundę, aš jums atskirą teorinę pamoką padarysiu. Bet žinokit, ko daugiau fraimų, to mes galim gražiau palėtinti, pagreitinti, palėtinti būtent tą vaizdą. Tai palei nutylėjimo visą laiką yra 23,976, bet galima keisti 24 ar 25. Toliau į ką svarbiausiai pažiūrėti ir atkreipti dėmesį, tai į dydį. Dabar aš matau, kad mano dydis yra 1280 ant 720. Tai yra 16:9 vertikalus, bet man yra mažas, jisai HD raiškos. Mūsų HD raiška yra 1920. Jo. 1080. Šitą mes turim žinoti atmintinai. Tai yra 16:9, yra horizontalus ir gulsčias ir yra pilno HD formato. Taip, tai būtinai pažiūrėkite šitą dydį, nes kada jūs parsisiųsit video, įkelsit, jis ima visą laiką, kai mes nekuriam sekvencijas, apie sekas aš papasakosiu vėliau, bet tiesiog, kada jūs iš timeline, iš to projekto įkeliat į timeline video, jis paima to video nustatymus. Tai jeigu ten bus 4K formatas, jūsų visas projektas bus 4K. O 4K man dabar nereikia, nes jūs nekelsit į Moodle. Dėl to jūs turit eiti į sekas, į sequence, pakeisti čia dydį ir tada spausti OK. Vėl OK. Ir dabar, kaip matot, man netilpo, o dabar man puikiausiai tilpo mano pamoka ir aš galiu čia jau tvarkyti ir keisti mano parametrus. Dabar dar ką noriu pasakyti. Jeigu, pavyzdžiui, šitoj vietoj jūs ten norit galbūt, pavyzdžiui, padaryti, priartinti, tai va šitoj vietoj yra pas mus parametrai. Tai yra pozicija, jeigu reikia pasilenkti, pavyzdžiui, video ar tam tikrą grafinį elementą. Čia yra scale, kada mums reikia priartinti. Čia yra galimybė daryti animacijas, ne su zoomu, kada filmuojant, zoominat, o tiesiog montuojant. Galima kurti animaciją ir mes turėsim atskirą pamoką, kai mes kalbėsim apie keyframes. Toliau čia apsukti, opacity per matomumas, toliau čia dar kai kas yra, apie tai truputį vėliau ir audio yra garsas, garsiau ar tyliau. Tai va šitą punktą žinokit, jeigu jūs parsisiųsit kažkokį tai mažos raiškos, ne HD, o mažos, ir jums reikia jį paskeilinti, padaryti, priartinti, tada jūs tiesiog jį priartinat. Ir jūs matot priartintą vaizdą. Tai va, galit arba su juo, su linija tiesiog tempti jo, keisti, arba tiesiog čia parašyti 100 ir statyti 100. Gerai? Ok. Dabar dar pagrindinio dalyko, kurio nepasakiau, tai eksportavimas. Kada jūs padarysit, sukursit jau tą video, jau norėsit jį eksportuoti, tai jūs turit žinoti greitą mygtuką, kuris yra koks. Kas čia montuoja su premjeru? Kaip eksportuoti reikia? Ctrl+M. Ctrl+M yra ir After Effect'e, ir premjere. Tai yra renderinimas, būtent eksportavimas failų. Jeigu jūs pamiršit kol kas
nes tik pradedat montuoti, tai čia tiesiog iš viršų yra export. Paspaudžiat export ir čia yra naujoji versijai. 22 ir 23, ten pirmos pusmečio, ten dar yra kitaip, o jau nuo 23 jau ten antro pusmečio atsirado čia export, truputį jau lengviau. Ne tik čia, bet dar vat ir čia, dešiniai pusėje, quick export, greitas eksportavimas. Tai va. Ir dabar į ką noriu atkreipti dėmesį. Pirmas dalykas, pavadinimą ima dainos. Automatiškai, jeigu jūs įkeliat dainą, jis paims pavadinimą dainos. Atkreipkite dėmesį, kad pavadinimas turi atitikti mano reikalavimą. Jūsų vardas, ne? Ar ten, pavyzdžiui, numeris 1. Nu, pavyzdžiui, užduotis numeris 1. Šitą video, tai yra MP4 formatą, jūs turėsite kelti man į Premierą, į Moodle. Ir tada aš Moodle parsisiunčiu vaikinai, aš užbaigsiu ir tada pakalbėsiu. Kada aš parsisiunčiu iš Moodle failus, aš matau jūsų visą aplankalą ir aš galiu nežinoti, kieno čia darbas. Tai užvardinkit, galite parašyti 3M8 Tomą, ne? Ir tada aš žinosiu, kad čia yra Tomas darbas. Bet parašykit būtinai, ar čia numeris 1 užduotis, ar numeris 2. Pavadinimas iškart noriu jūs išauklėti, kad turi būti aiškus man ir jums. Gerai? Tai va. Dabar toliau jūs turit nurodyti vietą, kur turėtų būti rašytas, jau pas mane projektas buvo išsaugotas, tas laukas yra automatiškai išsaugotas, bet čia aš turiu render atskirą. Tai aš paimu render, spaudžiu įrašyti ir čia yra presetas. Mes galim pasirinkti presetą arba height, tai yra aukštos kvalitet, arba galiu 4K, arba galiu atvirkščiai mažesnį. Apie tai aš dar atskirą pamoką turėsiu. Dabar kol kas ir taip jums gal per daug informacijos palieskit, pabandykit iš pradžių padirbėti su premjeru, paskui kils taip ir taip jums automatiškai klausimų. Ir dabar formatas. Šitą formatą turi žinoti atmintinai. H264 formatas yra video formatas, pagrindinis formatas, kurio reikia eksportuoti. Atidarius formatų lauką mes galime matyti GIF-ą, jo mes galime matyti jums žinomas AVI, taip pat atskirai audio galit parsisiųsti, bet mums reikalingas H264 pavinkliai. Toliau yra kiti nustatymai, bet aš apie juos dabar nekalbėsiu, apie tai mes pakalbėsim truputį vėliau. Toliau yra vėlgi Send to Media Encoder, du variantai, ir yra Export. Kol kas jūs spaudžiate tik Export. Encoderį irgi kol kas nereikia, aš jums paaiškinsiu, kas tai per programą, kam jį reikalinga ir kaip ją reikia naudotis. Viskas spaudžiat Export ir tą renderintą failą rasit tame aplankale, kurį nurodė. Gerai, tai manau pradžiai užteks, dabar paaiškinu užduotį. Šiaip tai užduočiai dar reikėtų jums vienos teorinės pamokas apie video formatus, bet manau, kad šiandien gal užteks ir taip pavargot mane klausytis, aš kitai pamokai padarysiu paskaitą apie formatus, tai galėsit paskui pakoreguoti. Dabar aš atidarau užduotį ir paaiškinu. Užduotis. Naudodamėsi pateiktais vaizdo ir garso nemokamais šaltiniais, kuriuos rasit prie papildomų resursų, sukurti 30 sekundžių video apie gamtą. Tema bus pateikta žemiau. Temas. Žiemos grožis, vasaros grožiai, rudens grožiai, pavasario gamtos grožiai. Gamta. Gamtos. Jūs turit pasirinkti vieną iš 4. Kas norit apie žiemą, kas norit apie vasarą. Jūs čia yra tokia laisvesnė forma, galima sakyti, jūs turit parodyti, ką jūs mokat, jeigu kažkas tai jau montuojat, aš kaip tik galėsiu patikrinti, pažiūrėti jūsų žinias. Tai į ką aš čia atkreipiu dėmesį, kas yra man labai svarbu, bet aš apie tai dar su jumis nekalbėjau. Tai yra 4 skirtingai planai. Filmuodami mes turim galvoti apie 4 planus. Tai yra bendras planas, vidutinis planas, stambus ir detalus. Kada jūs filmą žiūrit, jūs matot bendrą planą, kur yra daug žmonių, kažkas tai veiksmas vyksta. Paskui jūs matot vidutinį planą. Vidutinis planas skaitosi iki kelėnų. Tai jau vidutinį kažkoks tai ten žmogus arba tai kažkoks tai daiktas.
Paskui yra stambus, pavyzdžiui, stambiai matom žmogų ir paskui detalė, verkia žmogus, ašara arba šypsosi, tai lūpas. Jo? Tai va čia yra 4 pagrindiniai planai, kurias mes su jumis mokinsimės, aš padarysiu jums teorinę medžiagą, mes apie juos tikrai kalbėsim ir bus papildomų tokių darbelių, aš duosiu tiesiog kamerą ir jūs galėsit skirtingų planų filmuoti. Nu, supažindysiu per tą kamerą. Tai darbų yra mums daug, negalim praleisti ne vienos pamokos, tai dėl to labai noriu, kad nevėluotumėt, ateitumėt visą laiku, kad nepraleistumėt naudingos informacijos. Taip, toliau 3 punktas. Mažiausiai 5 video takeliai. Reiškia, mažiausiai, gali būti daugiau, bet ne mažiau, nes aš jūsų projektus tikrinsiu. Toliau, parinkti tinkamą garso takelį. Tas garso takelis turi atitikti vaizdus. Jeigu vaizdai yra tiesiog gamta, ramus, neturi būti garsas aktyvus, neturi. Irgi atitinkamai, vaikinai, atitinkamai turi būti ir garsas parinktas. Aš esu labai griežtai žiūriu garso takelį. Jau mane, kas pažįsta, tai žino. Garso takeliai ir garsas man yra 2 neatsiejami dalykai. Taigi papildomai garso technologijų pamokų aš asmeniškai integruosiu į savo pamokas. Tai, kas man yra reikalinga. Nes aš be garso negaliu montuoti apskritai. Tai toliau 5 punktas turi būti papildomi garsai. Pavyzdžiui, lietus lyja, vėjas ūžia. Jūs turit garsais papasakoti istoriją. Jau pradedam nuo garsų. Užduotis yra, mums, kas jau moka, yra jau liktais easy, jums galbūt bus iššūkis. Man tik tai vienas punktas, vaikinai, ten gale 4 skirtingi planai. Bendras, vidutinis, stambus ir detalus. Čia yra, bet aš jums dar nepapasakojau. Bet supratimą tą, aš jums dabar taip greitai papasakojau, nevaizdiškai neparodžiau, bet taip aišku, bendras, jūs turit, jeigu tai yra žema, miškas, jūs parodot mišką, paskui arčiau parodot, nežinau, gal gyvūną, paskui parodot, kaip gyvūnas valgo, o paskui iš arčiau gali parodyti snaigę. Suprantat, tai yra 4 pagrindiniai planai. Dabar toliau klausot ir žiūrit dar gerai. Čia yra temos. Mes dabar dirbam prie pagrindai. Nors jau čia montavime, bet montavime aš tam kitaip pavadinsiu. Dabar čia yra pavėluoto darbo įkėlimas. Jeigu jūs neatliekat laikų užduotį, o ten yra Moodle aplinkoje laikas ir data. Jeigu jūs nespėjot įkelti, nesvarbu kokia priežastis, tai skaitosi kaip pavėluotas darbas. Jūs turit įkelti čia pavėluotą darbą. Iškart noriu pranešti, pavėluotas darbas yra -2 balai. Vėluoti yra negerai. Aš noriu jūs mokinti iškart prie reikia, padarom greitai, nes kai eisit dirbti, jūs niekas nelauks. Aš jūs turiu ruošti, iškart darbui. Dėl to noriu, kad būtų pavadinimai tinkamos, kad pavyzdžiui, Toma užduotis numeris 1, pavyzdžiui, pavėluotas darbas. Tai aš žinau, kad čia yra pirma užduotis ir pavėlavo pirmą užduotį atlikti. Dėl to, kas man pavadinimą blogai parašys, aš netikrinsiu darbą. Iškart griežtumą noriu. Toliau, papildomi resursai. Atidarius papildomą resursų, pažiūrėkit, dar nematau jūsų akių, Gediminai. Atidarius papildomo resursų temą, jūs rasit puslapius, kuriuose galite rasti nemokamą video ir garso. Iškart sakau, plagijavimui stop. Ir bus atskira pamoka apie Agatą, apie kitus dalykus, aš atskirą pamoką padarysiu jums. Plagijavimo neturi būti, nesvarbu, kad mes mokykloje ir mes galim plagijuoti, nes čia mes savo darom. Bet aš noriu mokinti iškart teisingai. Čia yra video, kurie yra free. Kai kuriuose puslapiuose atsirado mokamų tokių video. Iškart žiūrėkit, galit man ir pasakyti, nes čia šaltiniai iš seniau, viskas keičiasi. Jeigu yra ten visi mokamai, pasakykit, aš ištrinsiu. Bet tų watermarktų, ar girdit, jeigu yra parsiusinta, tai yra watermarktas, žinote, ne, ten atspaudas, kad nematyčiau nei vieno video. Yra belė kiek,
video parsisiųs nemokamai, gražių, kokybiškų. Puslapį tikrai Pixabay, FreePikas, atidarot, pasirenkat video, pasirenkat žanrą, su karūna reiškia mokamas, be karūnas yra nemokamas, į, pavyzdžiui, FreePiką, aš siūlau prisijungti, nebijokit, tai nerealiai geras saitas, kurį mes vėliau naudosim. Jeigu jūs neprisijungsit, tai tik 5 video leis parsisiųsti. O jeigu pamatys, kad čia serveris, tai apskritai neleis prisijungti. Tai, ta prasme, be prisijungimo. Dėl to geriau login, su savo mokykliniu galit paštu prisijungti ir turėkit, nes labai naudingas FreePikas yra. Ir tada jūs rašote užklausą, ką ieškoti ir iš čia parsisiunčiat video. Parsisiuntimui yra keli variantai, 4K, tai mums nereikia ne 4K, tai paimat HD formatas ir jį iškart iš download aplankalo įkeliam į jūsų sukurtą aplankalą. Jokių būdų iš download nesiunčiam. Kitas aspektas. Statinius, vertikalius kadrus net nežiūrim. Filmuojam gulsčius. Yra parametrai, kuriuos galima čia tiesiog nustatyti ir ieškoti būtent gulsčius. Kad nematyčiau stačių. Mes nedarom TikTokui, mes nedarom Instagramui, mes darom rimtiems projektams. Mes darysim rimtus projektus, dabar mes mokinamės, bet mes turim gulsčių daryti. Tai čia ieškom būtent parametrų gulsčius. Tų watermarkų negalime. Gerai, tai toliau garsas. Toliau perinam prie garso. Aš nežinau, kiek jūs žinot tų nemokamų free laisvus garso puslapius, kur galima parsisiųsti. Yra YouTube. Pavyzdžiui, YouTube'as, į ką reikia atkreipti dėmesį YouTube, tai yra no copyright. Tai turi būti, pavyzdžiui, žanras kažkoks tai, bet būtinai no copyright. Copyright, pavyzdžiui, background music. No copyright. Jeigu bus copyright, bus labai blogai. Epidemic Sound, aš apie jį truputį vėliau, bet geras ir jį naudoju, bet jis yra mokamas. Tai žiūrėkit, čia dabar reklama, yra labai daug nemokamų, ta prasme free, laisvai prieinamų dainų. Tai naudokit ir siųskitės būtent iš šitų puslapių. Dabar kitas klausimas jums. Ar mokat parsisiųsti iš YouTube'o garsą ir vaizdą? Kas nežino, dėl viso pikto yra čia nuorodas, o čia nuoroda. Jūs įkeliat nuorodą ir parsisiunčiat. Čia arba MP3 arba MP4, va čia galite pasirinkti MP3 arba MP4. Nes tų puslapių yra daug ir yra daug tokių apgaulingų, kur siūlo nupirkti ir taip toliau. Tai aš jums tiesiog įkėliau saitą, kur jūs tikrai galite naudoti be problemų. Toliau konvertuoti failus ir čia yra siuntimas. Free siuntimas iki 5 GB, iki 2 GB, irgi čia kaip naudinga nuoroda. Šita tema dar kiekvieną kartą vis pasipildys. Aš vis naujų dalykų čia įkelsiu. Ir dar aš noriu apie vieną puslapį, truputį dar dėmesio. Va šitas puslapis. Nežinau, ar garso technologijos mokytojas sakė, minėjo šitą puslapį, bet jis vertas dėmesio. Jau daug metų aš jį naudoju. Jonai, žinojai šitą saitą? Tai yra Free Sound, kur yra tiesiog daug nemokamų gabalėlių, iš ko jūs galite kurti muziką. Čia gal prie garso technologijoms bus reikalinga ir naudinga. Tai čia tiesiog yra, jūs galite parašyti vėjas, ne, ir jums bus tik tai vėjo melodijos, jūra, ir jums bus tik tai jūras. Jums nereikia YouTube ieškoti, jūs čia puikiausiai galite rasti bet kokį garsą. Ir šitų, jeigu ateičiai remixus mėgstat daryti, tai iš čia galite laisvai imti ir kurti, jeigu jums kažko tai trūksta, ne? Dabar koks yra toks, bet čia ne minusus, neskaitau, bet reikia prisijungti. Reikia būtinai login, prisijungti ir kada prisijungsit, jūs galėsit nemokamai. Be prisijungimo tai daryti negalime. Tai aš manau viskas, jūs galite pradėti kurti, atlikti tą užduotį. Tai įvadas į premjerą, atkreipti dėmesį, kad tema yra gamta, gamtos grožį, turi būti kažkokie tai jausmai, ne, nu tai yra
gali būti gyvūnai, gali būti, jeigu jūra, palmos ir taip toliau. Kaip jūs įsivaizduojate tą gamtą ir kaip jums tie grožiai, kaip, ne? Tai, Jonai, turėjai sukurti projektą, tai yra aplankala, D-diske, įvardinti savo vardą, ten, jau gerai, yra premjerė. Jo, aš prieisiu. Kai reikės prisijungti prie kažkokio tai puslapio, galite jungtis su mokykliniu, arba galite jungti į savo. Nes šiaip jums ateityje reikalingas. Tai galėjau man parašyti, čia galėtų jums čia problemų. Bet ten gali būti nefree. Dėl to naudot įrankį kitą. Ne. Čia A, 36, taškas, 05. Ne, number 36, taškas, 05, eta, 2, taškas, ir tam ne, čia nesakykės, pavyzdžiui, jūs turi savo umazą. Nulis, bet, 2, 10, eta, 0,5. Tai pasarga yra, iškens kalbas. Čia įtinkuoja. Labai laišką čia. Aš irgi nestinti. Ties tada renderint, tipo, padaryti, tipo, išvėlti galbūt, ne? Outlooke tam turėjo. Tipo, nesinti gali padaryti kaip naują kadrą. Jo. Aš sakau, tada išrenderint kaip naują failą. Čia kaip paimo keletą failų nori daryti vieną. Ne, aš sakau, kad iš nesto gali padaryti į vieną failą. Ta Adobe, tu galėsi vien kalbą. Tai aš noriu, kad tai būtų tavo namai, namie. Ir čia Tai reikia turėti spalvotas turėti atrinti štraukštą. Tai buvo turėti raudoną. Tik dar bus tokių, tik parūkti, žinai, iš 50 vasalų. Jeigu gėrimą šaltą, ledukai laikys. Jeigu tas gėrimą šaltą. Galvojau, galbūt jis filmuoti kažkokį produktą, kuris yra su skysčiu. Labiau toks interaktyvus, daugiau veiksmo, gal įdomu, kad galima padaryti. Valgyk dirbtinę turės iki pokytį. Prisistengti jam. Galima patį, pavyzdžiui, kalbos galima filmuoti kaip pylą, ne kaip gerius pačius kiekvienį. Jau paslėpė. Būtent šiam dalyką, na, labai ne. Aš žiūrėjau vakar, kai bendrai sukie patarimai, kaip daryti reklamas. Pavyzdžiui, daug kas, kai nėra reklamos, galvoja, tai įsivaizduoja iš viršaus bendrą šalinę šviesą. Ir iš šono, pavyzdžiui, principas tokia centrinė šviesa, pagrėžia kažkokia formė. Jos šviesa, jūs buvo reikia vis tiek, daugiau šviesų. Aš čia vis tiek. Ne vieną šviesą, bet jis gali būti.
Ja, bet iš tiesiog turėti iš tiesų žinau slavų. Pradžiai galim bus, kad sudarysiu temperatūrą. Bet, pavyzdžiui, šitą lempą čia yra, liko dar iš mano tėvo, aš turėjau dar ir tų apšvietimų, bet aš numišiu, galvoju, čia nereikia. Jį prisukama, tai galima kažkaip ją pakabinti, prie kažko prisukti ir jį iš viršaus. Bet aš nereikia. Nėra, visi išsidėlė. Aš pat tos šviesos staigiai įsijungia ar palaipsniui galios. Ne, šitas iš. Visas iš karto. Neradai savo skaitas? Tai čia užkasi kabino, reikia pasirašyti. Daug mokinių. Tavo? Nelabai. Tai man. Ладно. Jūsų bent jau nejuoda. Na jo, dar spydinti jau jo. Moteriškai eina. Kaip reikia taip kabinti? Davai, aš padėsiu tą. Kur tą yra? Nėra mano. Ar nėra, nėra. Tai gal tu šitą pusę, kad gali. Einu aš šitų. Atlėba kabinti. Normaliai, nemoku pakabinti. Ne. Ne, ta prasme, aš Ai. tavas kaip atlėba kabinti. Pagal dėkite pamokų dar, tą kitą savaitę dar yra pamokos? Pirmąjį. Tik pirmadienį. Na, aišku. Ir tada įdomu, tada vos net savaitę peržiūros ir tada egzaminai. Ja, reikėtų. Ką galvoju? Egzaminas kada? 20, manau, reikės realiai dar išsiaiškinti. Jo. Reikės net Jeigu tos 12 paskutinių dienų, tai savaičių egzaminai. tas panašus, aš pamenu, kad ten kažkaip durnai buvo. Tai tipo baigės ir tipo tada laukti vos nereikia. Tai gali tik pamokas būti pagrindinio. Jo. Tikės neišpatį. Tada egzaminas. Tai kas ten dar savo gali sutvarkyti? Tai tas jų vaikas. Reikdavo. Tai neveikdavo, aš girdėjau tau. Tai ką tik pašliūti. O kaip? Išdėk kodėl, čia kažkas nevašta. Gal pasireidžiu. Kodėl? Aš padariau. Iškinkim, gal. Nusikaltai jau.
Bet buvo jau konkrečiai. Jonai, tai Pavelas turi? Neįdomu, kaip aš rakinsiu duris. Oh, no. Kažkaip jūs. Oh, no. Oi, pabūt pikta mokytoja. Ne pikta, griežta. Kas? Aš kažkaip matau, yra pasaulyje, aš norėjau iš ten susipėsti, aš išskaičiau tam. Ten bus palančios, paklausai ir tau reikės pasisiųsti tą klaudą, ir jis savo, kaip pasisiūlėtis, kaip ir aš esu, tada pažiūrėsiu,